Sveiki. Šiandien pakalbėsime šiek tiek apie pačias tabulacijas. Tabuliacija tai yra tam tikras praleistas, sakykime, tarpas, kuriuo nušokame su pelyte nuo vieno ženklo iki kito. Ką aš čia noriu pasakyti? Tai iš tiesų, pasižiūrėkime, jeigu aš rašau, pavyzdžiui, A raidelę savo teksto redaktoriuje, aš tai A raidelę rašau, paspaudžiu klavišą, šitas nušoktas žingsnis vadinamas tabuliacija. Dabar kaip mes kartais galime susitvarkyti tabuliacijas, parodysiu vienokį ir tokį būdą. Tai vienas iš tų būdų, tai atkreipkite dėmesį ant mūsų liniuotės. Pačiame kairiajame kampelyje yra toksai, toksai kampiukas parodytas. Ir jeigu aš paspausiu šitą kampelį, tai, pasikeičia, žiūrėkit, pasikeičia į tokią apverstą T raidelę. Dar paspaudžiu, pasikeičia kampiukas į kitą pusę. Dar paspaudžiu, atsiranda ta T raidelė apversta su tokiu taškiuku ir dar paspaudžiu, atsiranda toksai brūkšnelis. Tai dabar žiūrėkit, sugrįžtu aš į būtent tą kampelį ir dabar, pavyzdžiui, aš tą kampelį galiu pasidėti ant liniuotės štai čia. Toliau, žiūrėkit, pakeičiu į tą apverstą raidelę ir pasidedu apverstą raidelę ties 5, dar apverčiu ir pasidedu tokį apverstą kampiuką ties 9, dar apverčiu ir padedu tą apverstą T raidelę su taškiuku ties 11,5 ir dar galiu apversti tokį brūkšnelį, pasidėti ties 14. Na va, dabar turiu susidėjus tam tikras tabuliacinės žymes ir pasižiūrėkime, ką aš dabar su jomis galiu padaryti. Štai, paspaudžiu klavišą, automatiškai mano klavišas nušoka ties va čia, kur aš pasidėjau ant liniuotės tą pirmąjį kampelį. Na, pavyzdžiui, aš parašau A raidelę. Dar paspaudžiu klavišą, aš parašau keletą raidelių ir noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, kad tos mano raidelės centruojasi pagal va šitą T raidelę. Toliau dar paspaudžiu klavišą, jeigu aš čia kažką rašau, tai mano šitos raidelės iš tikrųjų važiuoja į priekį, į kairę pusę. Tai reiškia, kad jos bus sulygiuotos pagal dešinę raidelę paskutinę. Dar paspaudžiu klavišą, kur yra T raidelė su taškiuku apversta. Na ir čia, pavyzdžiui, aš galiu parašyti 0,23 ir dar paspaudžiu klavišą ir tiesiog galiu nieko nerašyti, bet dar paspaudus galiu dar kažką, vieną kažkokią raidelę parašyti. Dabar spaudžiu Enter, vėl paspaudžiu klavišą, pabandau porą raidelių parašyti, vėl paspaudžiu klavišą, pabandau 3 raidelės parašyti, klavišą, štai 2 raidelės, dar 1,2,2, dar paspaudžiu ir, sakykime, kažkokią G raidelę parašau. Dar paspauskim ir parašau štai keletą raidelių, dar daugiau raidelių. Dar paspausiu ir čia dar raidelių parašysiu, dar, pavyzdžiui, 1,11,0 ir dar parašau kokią nors B raidelę, sakykime. Dabar žiūrėkit, ką noriu atkreipti dėmesį. Tai čia, kai mes susidėjome visus tos tabuliacijos ženklus, kur pasidėjome tą kairinį tabuliatorių, mums automatiškai tą, ką mes rašom, lygiuoja pagal kairę pusę ir visus žodžius rašys į dešinę pusę, bet išlaikys tą lygiuotę kairinę. Ten, kur mes pasidėjom ženklą tokią apverstą T raidelę, automatiškai man lygiuos ir centruos. Ten, kur pasidėjau tabuliatorių, kuris yra toksai vadinamas dešininis tabuliatorius, tai man automatiškai lygiuoja pagal dešinę pusę ir tą, ką aš rašysiu, visos raidelės bėgs į kairę pusę, bet išlaikys tą lygiuotę būtent pagal šitą kraštą. Ten, kur yra apversta T raidelė su taškiuku,
visur man lygiuos pagal kablelį. Tai čia šitas tabuliatorius vadinamas dešimtainis tabuliatorius, todėl kad iš tikrųjų lygiuoja pagal kablelį. Automatiškai tas brūkšnelis, kuris yra, jis visąlaik brėž tokią liniją. Žiūrėkit, man nereikės įsidėti kažkokios linijos, nereikės įsidėti kažkokio, sakykime, figūros, kad nubrėžtų tam tikrą liniją. Automatiškai jis tiesiog šita linija bus brėžiama ir atskiriami, gali būti atskiriami įvairių žodžiai, sakykime, nedarant lentelės, kada man reikia atskirti kažką, tai vieną, sakykime, tekstą nuo kito. Tai va tokius tabuliatorius iš tikrųjų mes galime susidėlioti ant liniuotės ir jeigu mes rašome tekstą, mes tiesiog juos galime taip pat, žodžiu, gražiai lygiuoti. Jeigu aš noriu šiek tiek pakeisti tuos tabuliatorius, tai žiūrėkit, aš galiu, matot, patraukti, aš užžymėjau visą tą tekstą, kurį turiu, tiesiog judinu tabuliatorių ir automatiškai mano visi šitie žodeliai, kuriuos parašiau, irgi juda. Lygiai taip pat galiu paimti kitą tabuliatorių, štai pavyzdžiui, aš judinu ir šitie mano skaičiukai irgi juda. Tai jeigu man, pavyzdžiui, kažkurio tai tabuliatoriaus nebereikia, aš galiu jį paimti su pelyte ir nustumti kažkur tai į šoną ir žiūrėkit, jo neliko, bet tik tiek, kad mano čia susigadino jau dabar tas nušokimas tabo, atsirado, kad nušoka šita raidelė ir šiek tiek susigadino pats tekstas. Tai jau pasidarė nebegražus, reikia žiūrėti, tarkim, man ir šito nereikia, galbūt ir šito nereikia, galbūt ir šito nereikia, nutempiu ir šito tabuliatoriaus nereikia. Ir dabar tiesiog visiškai pasidarė, tiesiog tas tekstas be tabuliacijų. Dabar, kada mes iš tiesų norime galbūt susitvarkyti tas tabuliacijas kitokiu būdu, tai dabar parodysiu, kaip mes jas galime susitvarkyti kitokiu būdu. Užsižymiu šitą tekstą, dabar einu į pastraipos, matot, va čia, kur yra tokia rodyklytė, pastraipos, ir čia atsiranda papildoma lentelė, kurioje yra tabuliacijos žymės. Paspaudžiu šitą mygtuką tabuliacijos žymės ir čia aš galiu susirašyti visus žingsnius, kaip noriu, kad viena, sakykime, tabuliacija būtų nutolusi nuo kitos. Tai aš čia galiu, pavyzdžiui, parašyti, kad pirma tabuliacija, ta prasme, pirmas žingsnis gali būti 1 centimetras, nustatyti, matot, antras žingsnis gali būti 3 centimetrai nustatyti, trečias žingsnis gali būti 5 centimetrai nustatyti ir taip toliau. Sakau gerai ir automatiškai mano, žiūrėkit, tos tabuliacijos susidėjo. Ties 1, ties 3, ties 5 ir taip toliau. Galima iš tikrųjų tuos, kur rodžiau visus tuos ženklus, susidėlioti būtent ant liniuotės, nenaudojant šitų kampelėje esančių ženklų, bet per šitą, žodžio meniu paspaudus rodyklytę ir štai čia tabuliacijos žymės. Dar parodysiu vieną tokį, sakykime, tabuliacijos žymės išsitrinsiu, kad jos man netrukdytų. Dar vienas toksai labai patogus dalykas, kurį galima naudoti darbe. Tai tarkim, aš dabar štai čia pasikviečiu tas tabuliacijos žymės, lentelę ir dabar nusistatau žingsnius. Pirmas, kaip ir sakiau, pavyzdžiui, 1 centimetras, jis būna kairinis, žiūrėkit, tai reiškia, kad užsidės toksai kampiukas, kad iš kairės man lygiuos ir visas tekstas važiuos į dešinę. Aš sakau nustatyti. Dabar žiūrėkit, antras žingsnis, sakau, sakykime, gal ne ties 3, gal ties 4, tegul būna, tai būna centrinis. Dabar žiūrėkit, ta tabuliacija, tas tarpas gali būti, pavyzdžiui, pažymėtas kokiais nors taškeliais. Nustatyti, matot, bus taškiukai, sudėti centrinis ir taškiukai. Sekantis žingsnis, sakykime, tegul būna ties 9 ir gali būti kokie nors brūkšneliai nustatyti ir gali būti dešininis. Tarkim, sakau, nustatyti. Man tiek užtenka. Gerai. Tai dabar pasižiūrėkim, kaip tai viskas atrodys. Rašau A raidelę, žodžiu, klavišą, automatiškai, žiūrėkit, nebuvau užsidėjus jokios tabuliacijos, tas vienas peršokimas ir jis automatiškai atsiranda čia, kairinis, jeigu atsimena.
sakau, pavyzdžiui, GG raidelės, vėl paspaudžiu tab, atsimenat, buvau padėjus rinktinį taškiukus, ir rašau JJJ, reiškia, va, matot, centrinis, ir dabar turiu šokti čia, bet irgi buvau užsidėjus liktais brūkšnelius. Tab, matot, atsiranda brūkšnelis ir čia galiu kažką tai parašyti. Į sekantį. Pavyzdžiui, aš čia nebenoriu tos A raidelės rašyti, rašau tab, DDD, tab, GGG, tab ir čia LLL. Ir taip toliau. Čia atsiranda, sakykime, tai nustatymas, pavyzdžiui, man reikia kažkokio tai tarpo, tarkim, įrašyti pavardę žmogaus. Galbūt čionais dabar per daug didelės tos raidelės galiu nusistatyti mažesnį šriftą, kokį 12. Ir pavyzdžiui, aš dabar einu Enter, sakykime, galiu spausti Tab ir parašyti vardas. Ir spaudžiu Tab, automatiškai, pavyzdžiui, žmogus gali įrašyti vardą. Rašau, gali parašyti parašas. Parašas ir spaudžiu Tab. Ir čia žmogus padės savo parašą. Ir galiu rašyti, galiu nerašyti, galiu vėl čia, sakykime, paspausti klavišą, galiu kito žmogaus, pavyzdžiui, rašyti vardas, ir kitas žmogus paspaudžia Tab ir čia vėl parašas. Ir paspaudžiam Tab ir čia šitoj vietoj parašas atsiranda. Mums nebereikia dėlioti taškelio, mes su tabuliacijom iš tikrųjų nustatom tą žingsnį ir tame žingsnyje nusimatom, kokį mes norime tą tarpelį matyti, su brūkšneliais, su taškeliais ar kažkaip tai kitaip. Tai iš tiesų tabuliacijos mums labai padeda pasidaryti tokius oficialius dokumentus, kur reikia kažką tai įrašyti. Pačios jos iš tikrųjų mums padeda labai gražiai sulygiuoti tekstus. Tai tiesiog aš noriu, kad jūs pasibandytumėt, pasižiūrėtumėt, jeigu tiks ir patiks, iš tiesų naudotumėt savo darbe. Tai šiandien tiek.